Kai burnos higienistė stebiu esminį valymosi skirtumą tarp pacientų nešiojančius breketus ir Invisalign kapas. Pacientai, kurie nešioja breketus, susiduria su problemomis išsivalyti tarpdančius bei sunkiai pasiekiamas vietas, ko pasekoje dažniausiai stebime daugiau padaugėjusių kariozinių pažeidimų, dantenų uždegimų, dantenų išbujojimų, hiperplazijos. Kadangi pacientai turi su savimi turėti daug šepetėlių, su kuriais dažniausiai užtrunka iki 20 minučių. Pacientai, kurie nešioja Invisalign kapas, su šiomis problemomis susiduria mažiau, kadangi dantis gali išsivalyti įprastai. Valgio metu kapos yra išimamos ir pacientas po valgio gali įprastai išsivalyti su dantų šepetėliu ir siūlu. Taip apnašas kaupiasi mažiau ant dantų paviršiaus. Pačias kapas prižiūrėti yra taip pat paprasta, jas rekomenduoju valyti su kietu dantų šepetuku. Taip pat yra specialių priemonių, kurios puikiai padeda pašalinti apnašą nuo pačių kapų. Žvelgiant iš burnos higienistės perspektyvos, norintiems pacientams gydytis ortodontiškai ir palaikyti gerą individualią burnos higieną, neapsunkinant kasdienės rutinos, tikrai rekomenduoju šį gydymo būdą, kadangi ir pati esu pasirinkusi gydymą Invisalign kapomis.